Norint apskaičiuoti a plius b apskliaustą kvadratu, reikia naudoti formulę. Kaip jūs žadate egzaminą be šito išlaikyti? Man tai čia išvis kažkoks kosmosas. Nieko suprast neina. Taigi čia taip elementaru. Mažiau paskui mergas lakstyt reikėjo. Gal tada šiek tiek aiškiau pasidarytų? Ir išvis, šita mokymosi sistema, mokytojai ir vadovėliai yra pasenę. Vienintelis aš žinau, kaip reikia mokytis, mokyti ir viską suprantu. Gerai, 12-okai, susikaupiam. Aš ir esu susikaupęs. 78-ųjų šachmatų čempionate garsus lietuvių didmeistris Tomas Darogas yra pasakęs. Tyliau! Kai matai gerą ėjimą, ieško geresnio. Kad pagerintum savo žaidimą, pradžioje turi išstudijuoti žaidimo pabaigą. Visos klaidos yra ant lentos, laukiančios, kol jas kažkas padarys. Pėstininkai – šachmatų siela. Jeigu nedarome klaidų, vadinasi, nedarome sprendimų. Gerai, 12-okai, susikaupiam. Dabar parašom paskutinę greitą apklausėlę 5 taškams ir einam namo ruoštis egzaminui. Jūs čia rimtai? Nemeluojat? Mokytojau, nepatikėsit, kas įvyko. Vakar lietuvių pamokoje Dovydas atnešė mums laiko kapsulę. Galima į tualetą? Nu gali, ką jau padarysi. Na, panelės, jūs čia man žiūrėtų filmo scenarijų pasakojat? Gaila, bet šį kartą rimtai. Jis sakė, atėjo su taika. Ir dar paminėjo, kad kapsulėje yra visos mūsų abiturientų nesėkmės ir gražiausi prisiminimai. O kad ją atidarytume, turime atspėti kodą. Žiūrėkit, merginos, dabar susikoncentruokim į artėjantį egzaminą, o mes su mokytoja Bimberiene nuspręsim, ką daryti.